Pakalbėkime apie Dievo žodžio svarbą mūsų gyvenime. 2 Timotiejų laiške, 3 skyriuje, 16-17 eilutėje mes skaitome: visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Šios eilutės pabrėžia, kad Biblija nėra tik paprastų žmonių mintis, bet paties Dievo įkvėptas žodis, turintis galią keisti mūsų gyvenimus. Pagalvokime, kodėl Dievo žodis yra toksai svarbus. Tai visų pirma, jis atskleidžia mums Dievo charakterį ir jo valią. Antra, jisai moko mus, kaip gyventi Dievo baimingą gyvenimą. Trečia, jisai suteikia mums išmintį ir įžvalgą kasdieninėms situacijoms. Ir ketvirta, jis yra galingas ginklas dvasinėje kovoje. Efeziečiams laiškas 6:17. Kaip galime efektyviai naudoti Dievo žodį? Tai visų pirma, reguliariai skaitykime ir studijuokime Dievo žodį Bibliją. Antra, mąstykime apie Dievo žodį. Leiskime jam įsiskverbti į mūsų širdis. Trečia, taikykime Dievo tiesas savo kasdieniniame gyvenime. Ir ketvirta, dalinkimės Dievo žodžiu su kitais. Liudykime apie jo tiesą. Svarbu prisiminti, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Apie tai mes skaitome Hebrajams laiške 4 skyriuje 12 eilutėje, kuris turi galią transformuoti mūsų gyvenimus. Šiandieną paklauskime savęs, ar mes vertiname Dievo žodį taip, kaip turėtume? Ar leidžiame jam transformuoti mūsų mąstymą ir elgesį? Melskimės, kad Dievas suteiktų mums alkį jo žodžiui ir padėtų mums gyventi pagal jo tiesas. Būkite palaiminti.